antrajame Marijampolės krepšinio mėgėjų lygos čempionate interviu skiltyje pasikvietėme šį kartą Pataisos namų gynėją, puolėją ir centrų puolėją ir šiaip labai linksmą žmogų Nerijų Černą. Praeitą sezoną pradėjau Liudnavo komandoje, tačiau šį sezoną perėjau į Pataisos namų komandą. Ir Nerijau, sveiki. Labas. Ir sakykit, kaip sugalvojot rungtyniauti Pataisos namų komandoje ir perėti iš Liudnavo? Kažkaip taip gavosi, toks pasiūlymas pasiūlė Pataisos namai žaisti už juos. Su Liudnavo komanda kažkaip gal mes turėjom kas žais, kaip žais, kiek žais minučių, o tiem pasiūlė geras sąlygas, daug žaisim, komanda vieninga. Taip iš jo perėjau tą komandą. Ar nebuvo pykčių kažkokių gal dėl vidinių konfliktų Liudnavo komandoje? Gal įvyko? Manau, kad nebuvo. Žaidėm draugiškai, visi ten draugai, žaidėm 12 metų už tą komandą, žaidžiau visi draugai, ten išlikęs branduolys, Linas Oksanavičius, Artūras Žemala treneris, Krenauskas Edgaras, visi draugai esam iš tikrųjų, bet taip nebuvo pykčių iš tikrųjų, nežinau. O gal šiek tiek gaila buvo palikti senus draugus ir perėti ir štai žaisti jau prieš juos? Iš tikrųjų, tai daug mąsčiau apie tai, ar perėti, ar neperėti, bet nusprendžiau perėti. Ir tarkim, varžybos prieš Liudnavą, tai tikrai man buvo labai sunkios, nes kaip minėjau, už tą komandą 12 metų žaidžiau, 12 sezonų, buvo šilto, šalto, buvo pergalių, džiaugsmų, švenčių. Bet, sakau, tos varžybos man buvo tragedija, negalėjau žaisti, sakau, išėjau su minusiniu koeficientu po varžybų. O sakyk, nesat susipykę ir turbūt neatmetė galimybės bet kada grįžti į Liudnavą? Susipykę tikrai nesam, bendravom tiek su Linu, tiek su Artūru, tiek su Edgaru Kalinausku, su Pauliu Ančiukaičiu, draugai esam iš to pačio miestelio ir manau, jeigu bus jiem reikalingas, tai grįšiu. Ar yra rungtynių, kurios būtų tau įsimintinos kažkuo? Marijampolės krepšinio mėgėjų lygoje, galbūt praeitie, kaip dar moksleivis žaisdavai, visą tavo karjerą? Tai, manau, yra įstrigę, mes Liudnavo komandą tapom 2 metus, tapom prizininkai, antri, treti, tai manau, tos rungtynės įstrigę. Dėl prizinių vietų iš tikrųjų tikrai visi pergalė ir paskui šampanas. Kalbant apie šampaną, ar švenčiat pergalės? Su šia komanda dar netep, nes esam komanda, kur dirbam savo darbą, prasme, po rungtynių ir man dažnai darbą reikia išbėgti po rungtynių iš karto, tai kitiem kolegom, tai dar netep, bet manau, vis tiek aš gaisim draugą, atšviesim pergalės. O ritualų turite prieš rungtynes kažkokių? Ne, susitinkam, pačiuose rūbinėje pašnekam, pabėdam krepšinį atėję ir paskui prieš pat varžybas pašnekam ir tai tiek draugai neturime ritualo, kad būtų. Kaip manai, šiame sezone kas turi realiausius šansus, aišku, be Pataisos namų, iškovoti čempionų titulus? Arba galbūt pradžiai pakalbėkime apie finalo ketvirtą. Kokį tu įsivaizduoji? Manau, kad Lietuvila, Artona tikrai turi būti finalo ketvirtį, nes tiek Lietuvila, tiek Artona tikrai yra geros komandos ir demonstruoja tikrai gerą krepšinį akiai ir žiūrovam visiems ir tikrai paėjimas jų rezultatus. Lietuvila 0 pralaimėjimų, Artona 1 pralaimėjimas, paskui Liudnavas, tikiuosi mes būsim, visos namai. Arba laikai kažkuria komanda iš priešininkų, jeigu kalbėtume, žaidži už Pataisos namus, tačiau gal kažkokia komanda dar jauti simpatijas? Aš kaip jūs sakot, savo komandą palaikau simpatijas, stengiuosi ateiti varžybas, kovoti už tą komandą. Paskui man patinka Amber Team komanda. Ten irgi yra žmonių, kurie yra mano draugai, ten daug draugų yra tų komandų, bet jiems labai šiemet sekasi, bet man tikrai palaikau, ten padrąsinu, atvažiuoju varžybas, pažiūrėti, kaip jiems sekasi, būtų patarimus, bet manau, ta komanda irgi yra favorėtai. Nors sakau, nelabai jiems sekasi, tikrai aiškiau. Sakyk, mes žinome, jog esi dirbantis žmogus ir kaip tau pavyksta derinti darbą ir galbūt sportinį tą laisvalaikį, tokį aktyvų laisvalaikio praleidimą? Ar daug laiko lieka tam? Nelabai, šiaip iš tikrųjų darbas, manau, yra grafikas lengvas, nes ten bet kada reikia dirbti, nes toks darbas yra. O vis tiek reikia suderinti, ten kolegos pakeičia kartais, vyks kolegų pasikeis dėl darbo, būrio vadą turiu gerą, plius ten suderinam darbą, pavyks suderinti darbą su varžybom. Sakyk, augai, kokią vietą tavo gyvenime užimi krepšinis? Aš pačią pirmą. Stengiausi bėgioti kasdien, mėtyti krepšinį, mūsų draugai, kaimynai, ten turėjom tą stabilią lentą ant stulpą, mėtydavom. Ir čia turės galbūt krepšinį, bet neturiu daug duomenų fizinių, kad būčiau krepšininkas. O gal turi kažkokį krepšininko idealą? Tai daug yra idealų, tarkim iš Lietuvių, tai Mačiulis Jonas, Motyvūnas Natas, Brantas, Durantas, daug krepšininkų. Šiaip, bet krepšinį neturi vieno šiaip krepšininkų. Koks tavo moto gyvenime?
Sportas darbas. Taip, grįžtant prie turnyrinės lentelės, jūsų komanda po paskutinių varžybų šoktelėjo į 4. vietą ir tavo manymu, kokios galimybės pakliūti į finalo 4. ir galbūt aukščiau, kaip vertini? Šiaip, kaip ši komanda užėmė 4. vietą lentelėje turnyrinė, tai daug kam buvo iš tikrųjų nuostaba, nes visą laiką nuovartas būdavo lentelės ugne 2-3 metrai atgal, jie būdavo visą laiką pačiam gale. Bet kažkaip, nežinau, atėjus šįmet man gal kitiems žaidėjom, nežinau, kažkaip radom antrą žaidimą, tikrai laimėjom tikrai svarbės svarbės pačiam gale, ypatingai prieš XNX komandą, prieš Kadį. Aukštai pakilo, manau, tikrai vertinam galimybės gerai, mes galim kovoti tiek su GSM, pralošim keliais taškais, tiek su kitom komandom mes galim kovoti, nes tikrai liūdnai pralošim daug taškų, o šiaip su kitom komandom kovojom kaip pačio galo ir ten lėmė keli ten varžybų elementai, kad ten pralavom kamuolį, nepataikėme ir taip gavosi. Tikrai, manau, vertinam, kad galim tada iškopti finalo 4. ten pasiekti dar kažką. Nerijau, Pataisos namų komanda, kiek dalyvavo Marijampolės krepšinio mėgėjų lygos visam čempionate, visą laikų branduolys išlieka toks pat, praktiškai be pakeitimų, štai šiais metais ateini į tą komandą tu ir sakyk, kaip tavo sekėsi adaptuotis, ar tavo kolektyvas priėmė ir kaip jautiesi? Šiaip jaučiuosi gerai, toj komandoj kolektyvas priėmė tikrai, nes jau tai gali priimti kolektyvas, visi draugiški, visi juokaujam, žaidžiam kartu. Sakau, atėjusi pirmas treniruojas, tas rodė, kad galim su jie žaisti, bet sutarti draugiškai tiek išėlį, tiek žuosiu jau buvo iš tikrųjų. Buvau nustebęs, aišku, pirmos varžybose buvo sunku žaisti su jais, nes vis tiek naujas žmogus, o tas kolektyvas nebuvo pasikeitęs, atėjo naujas žmogus, gal pat kelias varžybų paskui ir tikrai įsigijau gerai, ten tikrai stengėsi, komandos draugai pasitaikė, treneris leidžia, žaidžiu daug minučių, ko, tarkim, prieš šiandien neturėjau, liūdnau, taip gavosi, žinau, tikrai smagu, fano komanda. Apie Pataisos namų komandą, ką galėtum išskirti, galbūt turite dvasinį lyderį, vaikštelį, kuris užveda, kuris gal kitą kartą gerą patarimą duoda? Šiaip visi esam tokių, nežinau, tiek visi šnekam, tarėmės, galvojom, per pertraukėlę minties tikrai stengiamės, vienas tam duoti daugiau patarimų, treneris mūsų geras. Gal nežinau, skirčiau Luką Kmeiliauskas, visi turi patirties, daugiau žaidybinės, žaidėjas ir LKL ir ant kelios Lietuvos komandų daug metų. Šiaip visai daug patarimų, tikrai komanda yra visi draugiška. Nėra taip išskirti, kad būtų kažkas ten toksai žaidėjas. Supratau. Sakyk, kaip azartiškam žmogui pačiam, ar tau netrūkstam mėgėjų lygos varžybose ir galbūt pertraukų metu kažkokių žaidimų, užsiėmimų, dar kažkokių, nežinau, konkursų, gal pasiūlymų galbūt turi? Ne, šiaip visas labai patinka, iš tikrųjų labai gerai ir tiek tas kamuoliukas metamas yra per didžiąją pertrauką, ten žiūrovai gali įmesti iš vidurio aikštės, tikrai nebent trūksta šokėjų pasirodymų, nes tikrai žiūrovam pakeltų nuotaiką ir manau turėjo būti daugiau žiūrovų, pažiūrėti iš šokėjas, nes tikrai būtų gražu. Taip, ar teigiamai vertini pačią Marijampolės krepšinio mėgėjų lygos veiklą? Taip, teigiamai, man patinka veikla, patinka valgybų žmonės, kurie viską organizuoja, tikrai teigiamai ir geriausius. Tai viskas labai puiku. O kaip tavo manymu vyksta tradiciniai renginiai, tokie kaip, kad ir finalo 4, žvaigždžių diena? Gal kažkokių pastabų turi? Ne, man labai patinka, tarkim, ir ta diena žvaigždžių 2 metai vyko iš eilės ir žiūrėjai pilnos tribūnos žmonių. Ir renkasi ir net nėra kur sės, pernai atvažiuojam biškį pavėlavęs su draugais, tikrai vos radom kur sės vietą. Tai vadinasi, kad patinka žmonės tokie renginiai ir žmonės renkasi žiūrėti ir manau, kad tikrai geras dalykas, tai finalo 4 ir ta žvaigždžių diena iš tikrųjų. Pats esi Marijampolietis, gyveni Marijampolėje? Iš Liūdnavos. Sakyk, vis tiek Marijampolė toks yra didesnis miestas šalia Liūdnavo ir sakyk, ar seki moterų ir vyrų profesionalių krepšinio komandų pasirodymus? Seku iš tikrųjų įdomu, kaip sekasi tiek Marijampolės komandai, tiek moterų, tiek vyrų. Šiaip įdomiausi krepšinio iš tikrųjų. Ir gal kažkokias prognozes jau galėtum? Nu ne. Tavo vis tiek kiekvienas žmogus turi savo nuomonę. Labai sunku žiūrėti, kaip ten seksis, nežinau, sunku sakyti. Ne, jau nepaslaptis, jog Marijampolės krepšinio mėgėjų lyga vienija beveik visų profesijų atstovus ir sakyk, kokios profesijos atstovas esi pats? Aš esu policininkas, esu policijos pareigūnas, dirbu kelių policijoje Marijampolėje. Ir sakyk, kaip sekasi derinti, kadangi policininko darbas tikrai turi būti labai įtemptas ir sakyk, kaip pavyksta derinti treniruotės, rungtynes? Nu, šiaip sunkiai sekasi, nes, kaip minėjau, mūsų darbas kelių policijos yra slenkantis, ten darbas kaitaliojasi. Dirbi ryte, dirbi vakare, dirbi naktį, tikrai sunku atvažiuoti varžybas, neįsimiegojus, ten nusibėgioti, treniruotėse, bet pavyks suderinti su
treneriu, su mūrio vadu. Vyksta žarbą išsūti. Dėkui kolegom, kurie kartais pakeičia mane keliom valandų, bet tikrai sudėjant dėl komandos. Komandos pavadinimas išduoda, jog jūsų komandoje turbūt žaidžia nemažai pataisos namų darbuotojų, tačiau kokių dar profesijos atstovų yra jūsų komandoje, nekalbant apie viešosios tvarkos sergėtojus? Yra karininkas, yra prokuroras, aš policininkas, yra kalėjimo darbuotojai. Tai pavyksta sudėrinti visų profesijų darbuotojus, vis tiek kitokius profesijų darbuotojus, viena komanda, tai to sėlės, tai mes šiemet žaisti tikrai. Nerijau, pabaigai sakyk, papasakok mums kokį nors labai įdomų arba labai įsimintiną incidentą, galbūt kažkokį įvykį tavo darbo praktikoje kaip policininkų. Mūsų darbas tai naujus įvykius, nes sakiausi mano darbė įvykių, tai tikrai darbas nėra nuobodus. Ten darbė visokiausių dalykus minėjausi, tarkim, kai dirbu savo darbą kelių policijoje, tai tenka susidurti su visokiausių pilietybių žmonėmis. Tarkim, pas mus ten yra daug žmonių atvažiuoja pirkti mašinų iš Tadžikistano, iš Kazachstano ir jie tikrai yra didžiausi pažeidėjai. Ir ten, kai rašiau baudą, Tadžikijos piliečiui jisai yra bauda, su teisų pilnu, aš jiems laikau tai vietų pažymėjimą. Jisai buvo žiema, šalta, jisai nusirinkęs striukė, sako, ateik čia, sako, aš sako, kovos meistras, sako, o jis yra 1,60 m žmogus ir ten tikrai kėlė juoką, tai va, nežinau, pasijuokim su kolega ir nuvažiavom, iš tikrųjų, tas nebuvo savo stovėti nusirengęs. Gerai, supratau. Taigi, čia buvo Nerijus Černa ir Nerijau, ačiū tau, kad atvykai ir laukite trečiosios dalies.